Mes dažnai kalbame apie ypatingai keblią Lietuvos geopolitinę situaciją. Ir žinoma, tai yra be galo svarbu. Tačiau neretai pamirštame galimai dar pavojingesnę krizę Lietuvos demografinę padėtį. Pagal Jungtinių tautų World Population Prospects ataskaitą, mūsų šalies gyventojų skaičius iki 2050 metų gali sumažėti net iki 2,2 milijonų žmonių. Tai reikštų, kad mes prarastume penktadalį gyventojų palyginti su dabartiniais skaičiais. Dar labiau nerimą kelia gimstamumo rodikliai. Eurostato duomenimis 2023 metais Lietuvos gimstamumo rodiklis siekia 1,18 vaiko moteriai. Norint išlaikyti stabilų gyventojų skaičių, reikalingas 2,1 vaiko rodiklis. ES vidurkis 2023 metais buvo 1,38, Prancūzijoje 1,66 vaiko per moterį. Pagal Lietuvos rodiklius, kiekviena karta Lietuvoje yra beveik perpus mažesnė negu turėtų būti. Kodėl taip nutiko? Pirmiausia, emigracija. Statistikos departamento duomenimis Lietuvą per nepriklausomybės laikotarpį paliko apie 800 tūkstančių žmonių. Tai beveik penktadalis visos tautos, daugiausiai jauni, išsilavinę, darbingo amžiaus žmonės, kurie savo gyvenimus kūrė svetur, o jų vaikai gimė jau ne Lietuvoje. Smagu tai, kad pastaraisiais metais Lietuvos piliečių grįžimo balansas yra teigiamas. Į Lietuvą grįžta daugiau lietuvių negu išvyksta. Tačiau dauguma jų kuriasi aplink didmiesčius, o ne periferijose, taigi regionų problema lieka neišspręsta. Kitas veiksnys – vėlyvas šeimos kūrimas. Eurostato duomenimis pirmasis vaikas gimsta dažniausiai apie 30-uosius gyvenimo metus. Taip pat gerokai vėliau sudaromos santuokos. Moteris dažniausiai tuokiasi sulaukusios 28-29 metų, o vyrai dar vėliau. Vėlyvos santuokos reiškia, kad šeimos kūrimas ir vaikų planavimas dažnai nukeliamas į vyresnį amžių, kai dažnai apsiribojama vienu ar dviem vaikais. Prie to prasideda ir mūsų laikmečio požiūris – egocentriškesnė pasaulėžiūra. Jei anksčiau šeima buvo savaime suprantama gyvenimo dalis, šiandien daug kas pirmiausia galvoja apie save. Karjera, kelionė, savirealizacija, vaikai dažnai suvokiami kaip kliūtis, ribojanti laisvę ir galimybės. Dar daugiau, visuomenėje iki šiol gyvuoja stereotipas, kad daugiavaikės šeimos yra stokojančios socialinių įgūdžių. Jei norime išlikti kaip tauta, mums reikia permąstyti savo vertybės. Vaikus matyti kaip ateitį, o daugiavaikės šeimas kaip vertas pagarbos. Dėl prastos demografinės situacijos Lietuvoje vis sparčiau ryškėja visuomenės senėjimo problema. Šiuo metu vienam pensininkui Lietuvoje tenka apie 3,1 dirbančio žmogaus, iki 2050 metų šis rodiklis gali priartėti prie 1,8 dirbančiojo prie vieno pensininko. Tai didžiulis iššūkis socialiniai sistemai, nes jau dabar pensijoms skiriama apie 7% bendrojo vidaus produkto, o ateityje šis skaičius tik augs. Be to, mažėjant darbingo amžiaus žmonių skaičiui, vis labiau juntamas darbuotojų trūkumas sveikatos priežiūros, statybų ir gamybos sektoriuose. Dėl to periferijose klesti gyventojų vienišumas, menkas užimtumas, mažai pramogų, darbo vietų stoka, pingantis, vertėjantis būstas, viešojo transporto, medicinos priežiūros trūkumas ir taip toliau. Dėl to kyla socialinės problemos, girtuokliavimas, buitiniai konfliktai ir panašiai. Demografinės problemos ypač skaudžiai paliečia Lietuvos periferinius regionus. Gyventojų skaičius Skuodo rajone nuo 2001 iki 2021 metų sumažėjo nuo maždaug 26 iki 16 tūkstančių. Kitaip tariant, apie 37% per 2 dešimtmečius. Varėnos rajone situacija panaši. 2001 metais ten gyveno apie 30 tūkstančių, 2021 metais apie 20 tūkstančių žmonių. Taigi gyventojų skaičius ten sumažėjo apie 10 tūkstančių arba daugiau kaip 32%. Nuo 1990 metų Lietuvoje taip pat išnyko daugiau negu 4 tūkstančiai kaimų. Jie tiesiog ištuštėjo, nebeliko gyventojų. Skuodo ir Varėnos pavyzdžiai, rajonai per pastaruosius dešimtmečius praradę tūkstančius gyventojų puikiai iliustruoja šį nykimo procesą. Vienas iš potencialių sprendimų – emigrantai ir jų gausios šeimos. Užsienyje šiandien gyvena daugiau nei milijonas tautiečių. Jei bent dalis jų sugrįžtų, tai būtų didžiulė paspirtis demografijai. Tačiau čia kyla iššūkiai švietime, socialinėje elgsenoje, kultūriniuose klausimuose. Nemažai užsienyje gimusių vaikų jau nebekalba lietuviškai, jų tapatybės formavosi kitose kultūrose. Vis daugiau mišrių šeimų grįžta į Lietuvą. Ar mes būsime stipri savo identitetą išlaikanti tauta, ar mes išnyksime tautų margumyne? Nemažiau aktuali ir imigracijos tema. Pastaraisiais metais į Lietuvą atvyksta vis daugiau darbuotojų, ypač iš Azijos šalių. Nors tai padeda darbo rinkai, atvyksta darbingo amžiaus, dažniau vyrai, reprodukcinio amžiaus gyventojai. Masinė migracija iš labai nutolusių regionų gali kelti socialinių, kultūrinių iššūkių. Prancūzijos ir Švedijos pavyzdžiai rodo, kad tokie procesai gali tapti socialinės įtampos ir net destabilizacijos šaltiniu. Lietuva privalo mokytis iš šių pavyzdžių.
Natūraliai kyla klausimas, ar iš vis įmanoma paskatomis padidinti gimstamumą. Ekonomistai gali apskaičiuoti, kiek turėtų siekti vaiko pinigai, tačiau vien finansai šios problemos neišspręs. Šalyje jau naudojami instrumentai 4 dienų darbo savaitė tėvams, mamadieniai, tėvadieniai, privalomos 2 mėnesių tėvystės atostogos gimus vaikui. Be to, skiriamas nemokamas maitinimas pradinukams. Žinoma, ši dotacija galėtų būti išplėsta, skiriama visiems bendrojo lavinimo įstaigų mokiniams, taip pat realiai palengvinant šeimų kasdienybę. Daugiavaikių šeimų kortelės, suteikiančios nuolaidas sportui, transportui, kultūrai, ne tik palengvina gyvenimą, bet ir siunčia signalą, kad gausesnės šeimos yra vertos pagarbos. Pastaruoju metu pastebima tendencija visapusiškai rūpintis gimstamumu, nors kartu kyla klausimas, ar tai savalaikės pastangos. Vis dėlto net ir geriausios priemonės nebus veiksmingos, jeigu visuomenės požiūris nepakis. Jei daugiavaikės šeimos bus laikomos stokojančiomis socialinių įgūdžių, jokie pinigai situacijos nepakeis. Antra vertus, finansinė parama iki šiol nėra pakankama, nes vienišos mamos Lietuvoje iki šiol yra viena labiausiai skurstančių socialinių grupių po pensininkų. Jei jos ir toliau lieka vienus savo rūpesčiais, akivaizdu, socialinės paramos sistema turi trūkumų. Tik tada, kai vaikų auginimas bus matomas kaip pagarbos vertas pasirinkimas, o pagalba šeimoms kaip normalus valstybės įsipareigojimas, galėsime tikėtis tikro lūžio. Galiausiai klausimas lieka atviras. Ar mes, kaip mūsų broliai prūsai, tapsime dar viena išnykusią tautą? Ar atrasime savyje jėgų, valios ir išminties išlikti? Atsakymas priklauso ne tik nuo valdžios, bet ir nuo kiekvieno mūsų. Ačiū, kad žiūrėjote, savo nuomonę pasidalinkite komentaruose, jeigu patiko, paspauskite patinka ir prenumeruoti mygtukus, mano kūrybą taip pat galite paremti Patreon'e. Spakėtis, nuorodą paliksiu aprašyme. Viso!